Skeptikai teigia, jog tikimybė kada nors pamatyti trispalvę ant piloto šalmo lenktyniaujančio su Formulė 1 tokia pat nereali kaip ir turėti savo kosmonautą. Ačiū Dievui, tituluočiausias Lietuvos kartingo meistras Žilvinas Oškutis šią aksiomą paneigė. Maždaug prieš porą savaičių jis tapo pirmoju sportininku, išbandžiusiu kovinį Formulės 1 bolidą. 2000 sezono pradžia Žilvinui nežadėjo nieko gero. Jau sezono atidarymo lenktynių metu Šiauliuose jis pateko į avariją, po kurios keletą savaičių privalėjo nešioti gipso įtvarą. Tačiau rudeniop lenktynininkas sugebėjo 8 kartą tapti šalies čempionu, puikiai startuoti Lenkijos, Čekijos, Prancūzijos trasose. Visako viršūnė be abejonės yra 3 dienų mokslai netoli Monako esančioje Formulės 1 vairavimo mokykloje AGS. Čia išklausius teorinių kursų ir parodžius neblogus rezultatus važiuojant su Formulė 3, instruktoriai suteikė progą išbandyti ir Formulės 1 bolidą. Važinėjausi visą dieną su Formulės 3 automobiliu, po to teko pravažiuoti 20 km su Formulės 1 automobiliu. Įspūdžiai tikrai neapsakomi, važiuojant su Formulės 1 mašina. Jinai skiriasi nuo Formulės 3 tiesiog kaip žemė ir dangus. Pasak geriausio Lietuvos kartingo meistro, treniruotės su Formulė 3 taip pat buvo pakankamai sudėtingos. Išklausius keletą paskaitų apie svarbiausias žiedinių lenktynių Formulėmis tiesas, stabdymą, bėgių jungimą, manevravimą, trajektorijų pasirinkimą, Formulės konstrukciją ir taip toliau, reikėjo atlikinėti gana sudėtingus pratimus specialioje mokomojoje trasoje, nuolat didinant greitį ir atliekant vis daugiau operacijų. Paprašytas palyginti važiavimo kartų ir Formulė ypatumus, Žilvinas sakė. Šiek tiek kitokie krūviai. Sakysim, tas pagreitis, jisai žymiai yra ilgesnis, ilgiau važiuoja tiesioji negu su kartingu ir tas, sakysim, iš 320 km/h tu per, sakysim, sekundės dalis tenais sustoja iki 40 km/h. Tai yra tikrai žmogus turi labai stipriai priprast prie tokių dalykų. Skirtumas važiuojant su kartingu, sakysim, daugiau gali visokių daryti manevrų, o su Formulė turi važiuoti labai preciziškai ir tiksliai. Sakysim, išmokino, kas liečia stabdyti posūkį, tai aš to nemokėjau, sakysim, apie stabdymą vairuojant iš viso automobilį lenktynėse. AGS vairavimo mokyklos pasiūlyta Formulė 1 buvo senesnio modelio Ferrari su Ford Cosworth varikliu. Žilvino teigimu, viena sudėtingiausių užduočių bandant šį monstrą buvo pajudėjimas iš vietos. Sankabos pedalo eiga yra gal kokių 80 cm, ją išminti reikia gana didelės jėgos, o atleisti privalu itin švelniai ir ilgai. Automobilis gęsta netgi tada, kai pajudėjus iš vietos sankaba galutinėje fazėje paleidžiama greičiau. Nemažesnių įgūdžių reikalauja ir stabdymas. Beje, kaip AGS mokyklos kursantai susidoroja su praktinė dalimi ir kaip vairuoja F3 bei Formulės 1 bolidus, dažnai stebi ir Formulės 1 žvalgai. Pamatę talentingus ir jaunus vyrus, gana dažnai pasiūlo pasirodyti profesionaliuose bandymuose. Formulės 1 mokykla, sakysim, 3 dienom prieinama praktiškai bent kokiam eiliniam žmogui, jeigu jisai turi sportininko licenciją. O po to jau atsižvelgia į tai, ar po visų testų, ar jisai gaus Formulės 1 bolidą išbandyti ar ne. Nes mūsų buvo 12 žmonių ir iš 12 žmonių tik tai 3 mes važiavom su Formulės 1 bolidu. Kol kas aš galvoju, kad važiuosiu turbūt Rusijoje, o iš Rusijos galbūt pasiseks, važiuosiu kažkokioj Formuliai užsienį. Dar negaliu aš pasakyti, čia yra sėkmės dalykas. Lenktynininkų yra tikrai labai daug ir kurie nori važiuoti Formuliai 1. Rusijos kartingo čempionate planuoju dalyvauti ir Rusijos galbūt kažkokioj Formuliai važiuoti.